yra mūsų giminės, mūsų artimieji. Čia nešame dėl to, kad neliko tų artimųjų. Mes net nežinom, kokie būtų Kretinga buvusi, koks Mosėdis būtų buvęs, jeigu tie žmonės būtų išlikę, kokia Lietuva būtų buvusi. Irgi buvo žmonės įvairių įsitikinimų. Komunistų buvo, bet tikrai nedidelė dalis buvo sionistų, buvo religingų, buvo dar visokių kitokių, buvo skautų, buvo įvairių organizacijų. Ir visą tai mes praradome. Dėl to, ką mes galim padaryti, kaip sakė filosofas Rikioras, tiems, kurie prarado savo balsą, mes bent jau neleidžiame jų antrą kartą išstumti iš mūsų visuomenės, bent įgarsiname jų vardus. Ir dabar, kai dėsime tos atminimo ženklus, kuriuos turime su savimi, kas meldžiatės, sukalbėkit maldelę, kas, jeigu sunkiau, tai bent jau prisiminkit, kad esam lietuvių tautos nariai, kurie irgi esame prisidėję, tai kad tas mūsų gestas būtų kaip atsiprašymo, atsiteisimo gestas. Aš irgi kelis žodžius norėčiau pasakyti, ypač jaunimui arba tiems, kurie pirmą kartą čia esat. Šita vieta atrodo paprastos kapinės, šita dalis ir yra senųjų kapinių. Nuomonė tokia yra, kad anoj pusėje, ten kur įdubos grioviai buvo šaudomi žmonės. Dar teko man su gyvais liudininkais susitikti vienas vyras, kuris vaikystėje čia 8 metų ganė karves, čia šalia buvo jo tėvo laukai, kur dabar čia visi tie namai užstatyti, ir jis čia su draugais slėpėsi krūmuose ir matė, kaip atvarė Kretingos policininkai, žemaičiai, atvarė būrelį vyrų, patys išsirengė iki pusės, su pagaliais daužė juos, tyčiojosi iš jų, paskui juos sušaudė. Kai jie grįžę pasipasakojo tėvams, ką matė, jiems uždraudė čia lankytis, bet iš kitų žmonių liudijimo yra liudijimai, kad 2 naktis čia Kretingos policininkai žudė moteris ir vaikus. Vyrai prie Palangos, ten Kviečių miškelyje, prie Palangos plento yra sušaudyti apie 800 vyrų, o čia buvo šaudomi iš Mosėdžio vyrai ir moteris, Kretingos moteris ir vaikai. Turiu priminti, kad daugelis tų vaikų mokėsi pranciškonų gimnazijų. Kretingoje buvo 2 berniukų futbolo komandos, 2 žydų futbolo komandos ir lietuvių komandos. Ir